Sveiki ir kaip pirkėjai, šiandien jums trumpai pristatau planšetinį kompiuterį E-Star Mini. Pagrindinės šio kompiuterio savybės yra 7,85 colių įstrižainės ekranas, tai yra trečios kartos IPS-as, be abejo turintis vienu metu 10 jautrių taškų ekrane, jo raiška yra 1024 taškai su 768. Žinoma, mes galėsime čia naudotis kaip ir visuose internetu, Wi-Fi ryšys yra, palaikomi B, G ir N standartai. Šauniausias dalykas yra turbūt tai, kad šis kompiuteris yra su 4 branduolių procesoriumi. Išties labai šauniu ir greitu procesoriumi, kas tikrai jaučiasi naudojant šį planšetinį kompiuterį. Be abejo, 1 GB RAM atminties, vidinė talpa yra 8 GB, žinoma, kaip visada galime praplėsti dar 32 GB. Na, žinoma, pakankamai normalaus dydžio baterija tokio dydžio prietaisui. Na ir netrukus aš parodysiu, kaip jis atrodo gyvai. Štai kaip atrodo planšetinis kompiuteris, tai yra labai gražus, plonas, tikrai išdirbtas daiktas. Priekinėje dalyje mes be abejo rasime 0,3 megapikselių raiškos kamerą. Na, žinoma, visas valdymas mūsų ekranėlyje. Na ir viename iš šonų rasime įdėti microSD korteliai lizdą. Taip pat rasime kamerą, žemiau rasime štai garsiakalbius ir viršutinėje dalyje yra įjungimo mygtukas, mini HDMI, micro USB, mikrofonas, ausinių lizdas ir vadinamas namų mygtukas. Štai toks plonas šaunus prietaisėlis, kuris dirba išties labai sparčiai. Be abejo, to galėsite įsitikinti įsigiję šį nuostabų planšetinį kompiuterį. Dėželėje, aišku, rasime naudotojo instrukciją, keletą kabeliukų ir, žinoma, kroviklę. Čia įdiegta daug įvairių programėlių. Kaip visada, jūs galėsite jų kiekį pasididinti per Google Play parduotuvę. Na, bet iš karto galėsime atlikti visus pagrindinius darbus, kažkam parašyti žinutę, elektroninį laišką, pasitikrinti savo Facebooką, tiesiog paskaityti įvairius puslapius, portalus, apsiprekinti netgi ir panašiai. Be abejo, viskas priklauso jau nuo pačio naudotojo, tačiau prietaisas išties spartus ir solidžiai pagamintas. Rekomenduojame įsigyti.